Sveiki, šiandien pakalbėsime apie pristatymą elektroniniai parduotuviai ir apie greito pristatymo svarbą. Tam pakalbinsime šiandien Eglę iš Wolt apie Wolt Drive paslaugą, nes greitis elektroninėje prekyboje yra vienas turbūt svarbiausių veiksnių ir yra dalis pirkėjų, kuriam būtent greitis yra esminis dalykas, nes jeigu man reikia batų vakare, tai aš turiu kuo greičiau įforminti užsakymą, kuo greičiau jas gauti, kad galėčiau vakare eiti į balių ar pabėgioti. Tad verslai, kurie pristato ekstra greitą pristatymą, kuris gali įvykti per valandą ar net dar greičiau, tikrai gali uždirbti papildomų pinigų, ypač jeigu pirkinys yra emocinis, kur man reikia čia, dabar, ne rytoj, ne poryt. Tai būtent šita paslauga tikrai gali išspręsti šį uždavinį ir verslai be abejo tai iš to gali uždirbti daugiau. Tad Eglė, labas ir noriu tave apie tai šiandien pakalbinti, kad papasakotume klientams apie vertę. Sveiki visi, ačiū, kad priėmėt, kad pakvietėt, labai įdomu susipažinti, pabendrauti. Tai taip, kaip ir minėjai, kad greitas pristatymas ypatingai šitame mūsų greito gyvenimo tempe, matom, kad labai poreikis augantis yra, vien mūsų produktas, Wolt Drive'as, greitojo pristatymo paslauga auga kasmet dideliais tempais, tai matom, kad poreikis tikrai yra labai didžiulis. Taip pat pagal mūsų tyrimus atliktus Europoje ir Amerikoje, pastebime, kad net 24% klientų numeta prekių krepšelį, jeigu jiems yra pristatymas per ilgas, ten už kelių dienų arba į paštomatą man netinka. Yra tikrai prekių, kurios suteikia greitą tą pasitenkinimą, aš noriu čia ir dabar, yra labai einamos, partnerių turim begalės, iš tikrųjų labai skirtingų, labai įvairių. Taip pat pagal mūsų tyrimus netgi 46% respondentų atsakė, jog sumokėtų gali daugiau, kad prekę gautų greičiau. Tai matom, kad einam teisingą linkme, kuo daugiau partnerių jungiasi ir ši paslauga tikrai yra itin aktuali šitam greito tempo gyvenimo būdui. Jo, ir čia tikriausiai irgi reikėtų paminėti, kokios dažniausiai grupės būna prekių, kad kas tai emociniai pirkiniai, nes tarkim šaldytuvas tikriausiai tai nėra tas daiktas, kurio man reikia būtinai po 2 valandų, gal šaldiklis, jeigu elektrą išmušė, arba baterija kažkokia. Bet tikriausiai, jeigu paimtume prekes kaip namų apyvokos prekes, maistas, dovanos, dovanos ypatingai, netgi sakyčiau, higienos prekes, smulkios prekes, elektronika, netgi ta pati smulkiai, galbūt man ausinių reikia, nes sudedo vakare webinaras, kaip pavyzdys. Taip. Tai tos prekės tikriausiai viskas, kas tokio, grubiai dabar taip apibūdinus, turbūt 0,5 metro ant 0,5 metro, tai tikriausiai tai gali būti ekstra greitai pristatyta ir tai dažniausiai ir būna tie turbūt greitieji spontaniniai pirkiniai, kur galima parduoti. Tai kaip ir minėjau, partnerių turim begalės, nuo maisto prekių iki gėlių pardavėjų, knygynų, sporto prekių, tam tikri taip pat suaugusių prekės, matom labai reikia ekspres greito pristatymo. Tada turim, pavyzdžiui, netgi telekomunikacijų bendrovę, kuriem reikia gal greito telefono pristatymo tam tikro. Netgi pavyzdžiui, Estijoje mes dirbam su tokiais vienais partneriais, kurie prekiauja naudotais rūbais, tokia yra kaip platforma, kur, tarkim, tenais irgi mes įdėgiam Wolt Drive, kur, tarkim, klientas gali susiekti su kitu klientu, klausyk, man reikia greitai, ten kažkokio rūbo, karnavalas, gal man artėja, ar šiaip noriu gauti labai greitai, jau mes įdėginėjam ir klientas klientui, tai ne tik verslas klientui, bet jau netgi einame klientas klientui, gali būti toksai variantas. Tai tų klientų N+K ir sričių yra begalės, tikrai labai įvairiausių, ir bankai, pavyzdžiui, kažkokias kredito korteles gali vežioti, Tai mums svarbu, kadangi mes turim labai didelį autoparką. Tai gali būti dviračiai, paspirtukai, automobiliai, autobusiukai, dviračiai, labai daug didelis autoparkas, tai mums svarbu, kad prekė tilptų į tuos mūsų, taip sakant, krepšius, jeigu tai yra paspirtukas, dviratis ir taip toliau, arba į automobilinius krepšius, arba netgi jeigu tai yra ne maistas, mes galim tiesiog dėti, jeigu jis gerai supakuotas, kad tilptų į bagažinę arba ant galinio automobilio sėdynių. Tai taip standartiškai mes teigiame, kad turi, kaip sakant, žmogus vienas panešti, pakelti, tai taip, aišku, šaldytuvų jau ar ten skalbenkių nevežiosim, bet turi būti toksai mes sakom, standartinis iki 15 kg ir kad
kiekvienas žmogus paneštų. Gali nešti ir daugiau, bet mes traktuojame, kad nebūtų nevirštų 50 kg vienas užsakymas, kad kurjeris ramiai savo galėtų sunešioti, jeigu tai yra 50 kg ir taip prašom, galbūt įmanoma juos išskaidyti, ne? Galbūt, tarkim, vienam užsakymė yra 2 prekės, kurios yra po 20 kg, tai jau kad jis galėtų užnešti atskirai. Labai tikrai stengiamės kurjeriais, rūpinamės, kad jiem irgi nebūtų po to, net neatsisakytų vežti, atvažiuos pamatys šaldytuvą, sako, nevešiu tikrai šios prekės. Tai mes taip sakom standartiškai, kad tilptų į automobilio bagažinę arba ant galinių sėdynių. O vežam tikrai labai įvairiai. Tai čia tikriausiai iš principo ir atsakėme klausimą apie dydį ir ar tinka mano verslui. O sakyk, jeigu bandytume įvertinti, kaip geografijos prasme, tarkim, miestai, padengiamumas, miestiniai pristatymai, kaip šitoje vietoje galima būtų apibūdinti, kada Wolt dar tinka, o kada jau nebetinka. Nes, vis tiek, tarkim, iš Vilniaus į Klaipėdos čia per valandą su lėktuvu nebent nuskridinsim. Taip, tai šitą vietą, jeigu paliest. Kadangi mes norim užtikrinti tą greitai pristatymą, pas mus įprastai mes komunikuojam, kad pristatom per 1 valandą, bet mūsų yra vidutinis pristatymo laikas 23 minutės. Bet mes negalim teikti, kad tikrai visus tiek pristatysime, kadangi tai yra kamščiai, spūstis, oro sąlygos ir panašiai, tai mes sakom, kad pristatom maždaug per valandą, bet yra daug mažesnis pristatymo laikas vidutinis. Ir kad tai užtikrinti tą greitai pristatymą, mes dirbam tik miestų viduje. Tai yra negalimi tarpmiestiniai pristatymai, net Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda, to negali būti, mes dirbam viduje miestų, bet padengiamumas šalies yra labai didžiulis. Mes dirbam jau 15 Lietuvos miestų, yra įtraukti netgi mažieji tokie kaip, aišku, visi didieji, tai čia faktas, bet yra tokie mažieji kaip Telšiai, Marijampolė, Kėdainiai, kur Alytus, Utena, kur yra tikrai daug padengiam ir tų mažųjų miestų. Bet didieji tai yra pilnai, viskas tvarkoja, bet net ir mažuosius. Tikrai iš Baltijos šalių pas mus atidaryta daugiausiai miestų Lietuvoje. Galėsiu pasidalinti konkretesniais miestais, jeigu bus kas susidomėtų. Jo, o miestas tai tikriausiai, tarkim, jeigu imt tą patį, Vilnių, tai dabar dažnai girdžiu, kad jis skirsto kaip Vilnius ir didysis Vilnius, kur Avižieniai, kažkas net į Trakų pusę nuvažiuoja. Maždaug, taip, jeigu taip, suprantu, tai nėra labai gal tas griežtos ribos, bet maždaug tas Vilnius, tai yra tik tai tas, kaip žiūrėjau sakyti, oficialus Vilnius, kur ženklai stovi riboja miestą, ar tai yra vėlgi Avižieniai, ten Trakuvotė, pageriai vaiduotojai, kas ten dar šalia Vilniaus. Pas mus yra tikrai gana griežtos, taip sakant, tos ribos pristatymo, kur, kad jau toliau kurjeris nebevažiuos. Yra tie rėžiai, bet tie rėžiai yra tikrai labai dideli. Yra, pavyzdžiui, ir Avižienius ima, ir Riešę, ir ten Gulbinai ir panašiai, tai kad tikrai yra didelis padengiamumas to pačio Vilniaus, kur jau ir tuos rajonus tikrai padengiam. Pavyzdžiui, net ir už oro uosto veža mane, tai aš irgi galėsiu konkretesnių žemėlapių pasidalinti vėliau, bet tas padengiamumas tikrai miestų yra labai didelis. Tačiau mes vežam 10 km tiesia linija, kad irgi užtikrinti tą, ekspres pristatymą. Aišku, jeigu kažkam labai norėtųsi didesnio atstumo, tai mes jį galim šiek tiek ir padidinti, bet mūsų kainodara priklauso nuo atstumo, tai mes turime visą laiką įsivertinti, ar klientas jau ten tada tiek mokės. Jeigu vežim 20 km, tai gal jau jisai ir nebenorės, bet mes vežam 10 km tiesia linija spinduliu, taip sakant, taip kaip skrenda lėktuvai. Dalis klausia, kodėl jūs taip nusistatė, kad tiesia linija, ne taip kaip važiuoja automobilis, tai dėl to, kad mums yra daug paprasčiau apskaičiuoti, nes kaip gauna kurjeris užduotį, jis gali pasirinkti bet kokį maršrutą. Ir vieną kartą jisai važiuos per aplinkui, kitą kartą kamštis važiuos pro kitą pusę. Kai mes skaičiuojam tiesia liniją, mes visai žinom pagal faktą, koks bus atstumas ir kokia bus suma. Ir jinai nebus nesikeis, tarkim. Tai mums taip yra daug optimaliau savo resursais dirbti ir optimizuoti. Taip. O sakyk, iš praktikos, faktas, kad už express delivery klientas susimoka galiausiai brangiau, nes tai yra tas esminis pranašumas. Be abejo, verslas tai gali kompensuoti, čia jau kita gal dalis, bet iš principo, tarkim, iš savo gyvenimo žinau, kad tikrai turiu pirkinių, kur sutikau mokėti ekstra ir netgi už pristatymą 6-7 eurus tam, kad gauti tą prekę maksimaliai greitai, man atrodo, per pusvalandį gavau tą prekę. Faktas, kad klientai sutinka mokėti papildomai už papildomą paslaugą, papildomą vertę vis dėlto tai yra.
Priklausomai nuo maržos, be abejo, verslas tą gali šiek tiek paimti ant savęs ir taip pat ten eurą, 2 ar 3 iš savęs kompensuoti. Bet jeigu tai kalbėtume apie tai, kad taip šiai dienai Vertis LT mes neturim tiesioginės integracijos dar, bent jau kol kas, tad mūsų klientai turės nustatyti fiksuotą kainą turiems pristatymams. Tarkime, jie gali pasirinkti, kad yra pristatymo zona Vilnius, nes sandėlys Vilniuje, galbūt sandėlys yra ir Kaune, tai bus antra pristatymo zona Kaunas. Čia jau priklausys, kaip mūsų klientas, mūsų prekybininkas, kur turi fizinį sandėlį prekės išsiuntimą. Taip. Faktas, kad jis dar turi gebėti greitai supakuoti tą siuntą, kad jį būtų tinkama jau išsiuntimui. Tad elektroniniai parduotuviai sukurs zoną, tarkime, kalbam apie Vilnių. Sukuria zoną Vilnius, sukuria pristatymo būdą super greitas pristatymas World Drive, aprašymas, kad pristatysim per valandą nuo užsakymo apmokėjimo, galbūt kažkokios bus papildomas sąlygos, kad iki 18 galioja ten nuo 9 ryto iki, 16 valandos, sandėlis nebedirba jo. Ir kai klientas užsako, apmoka, tada jis jau gali tai vykdyti tą užsakymą. Apie tas techninės detalės šiek tiek vėliau, bet apie kainodarą grįžus, reiškia, gali sukurti pristatymo būdą, zoną, tą pristatymo būdą priskirti tai zonai ir nurodyti kainodarą, už kiek toj zonai veža. Jis gali nurodyti fiksuotą kainą, gali nurodyti laiptelius, kad tarkime, jeigu pirki iki 50 eurų tokia kaina, iki 200 eurų tokia kaina, nes tokiu būdu jis gali kompensuoti to ekstra pristatymo kainą. Tačiau, kalbant apie tą tikrąją kainą, tiek verslas šiuo atveju mokėtų, kaip mes galėtume apibrėžti orientyrą kažkokį, galbūt tai suprantu, kad negalim fiksuoti webinarą kainos ir klientui nelygus, prekės skirtingos ir panašiai, bet duokime kažkokias gairės, kiek tokia paslauga galėtų kainuoti, detalės be abejo kreipkitės į Eglę, sužinosit, nes verslas nelygus, bet orientyras kažkoks, kad maždaug būtų kažkoks supratimas klientams. Taip, tai yra keli faktoriai, nuo ko ta kainodara susidaro, tai vėlgi, nuo tos pačios lokacijos, ne, kur tas yra sandėlys, kokį mes galim skaičiuoti tą vidutinį atstumą vežimo, kiek turi lokacijų, kiek maždaug užsakymų galim tikėtis. Tai mes taip labai, čia taip iš oro, ne, bet taip labai grubiai galima įsivaizduoti kokie 5, 6, 7 eurai. Tai nėra labai tikrai daug už ekspres pristatymą, taip, aš taip grubiai labai sakau, nes kaskart tikrai vertinam, deramės dėl kainos ir taip toliau. Tai tokia maždaug būtų kainodara, taip labai jeigu grubiai iš akies, tačiau mes vis tik skatinam verslus, kad jie galbūt gali investuoti eurą, 2 eurus į tą pristatymą ir tada klientui gauna tą kainą 3-4 eurai, kur yra visiškai lygiavertiška įprasto greičio pristatymui. Ja, tai vat, tai ir norėjau pasakyti, kad sakyčiau netgi privaloma kažkiek kompensuoti, nes tikrai klientai pasirinks, jeigu, tarkim, įprastas pristatymas kainuoja 3-4 eurus, o super greitas man kainuoja 5-6, tai aš labai susimastysiu ir tikrai aš nenoriu to greito pristatymo, nes gal pas mane kava baigėsi ir aš turiu ją greitai užsistatyti. Teisingai. Ir dar nebūtinai reikia prisirišti prie to greito pristatymo, nes gali būti kai kurie, tarkim, partneriai gali sakyti, aš nespėsiu taip greit supakuoti per valandą, man reikia kelių ar 2 ar 3, ok, mes galim komunikuoti greitas pristatymas per 2 valandas, ne? Čia jau kaip partneris sugalvos. Mes galim nuvežti ir per pusvalandį, ne? Bet partneris gali nespėti sandėlį suruošti, nepamatys taip tą užsakymą ir taip toliau. Ok, mes galim komunikuoti, kad tai per 3 valandas gausi tu tą prekę, ne? Ir panašiai. Taip pat partneris gali pasirinkti, kad, tarkim, aš užsakinėju dabar, bet man reikės vėliau to užsakymo, ne? Kai aš būsiu namuose, kad man pristatytum, tu gali irgi pasirinkti tuos scheduled orders vadinamus, kur tam tikrai yra langai, kur klientas pasirenka. Man reikia tarp 5-6, kad būtų namuose, ne? Ir gali formuoti tokius užsakymus taip pat. Tai ne tik yra ekspres, tai yra ir, kaip pavyzdys, žinai, kaip barborų tie pasirinkimo langai, tai va taip pat galime irgi formuoti tokius užsakymus. Jo, ir dabar perinam apie tą užsakymo įforminimą pakalbėti. Tai, kaip minėjau, šiai dienai dar verslas neturi integracijos tiesiogiai. Tai kaip tas procesas atrodys? Tai aš įsivaizduočiau taip, kad verslo savininkai čia tikrai svarbų momentą palėtė, kad nebūtinai tai turi būti per valandą, tai gali būti ir vakarinis pristatymas ir panašiai. Bet gavo parduotuvės savininkas, tas valdytojas užsakymą, mato, kad reikia pristatyti, miestas atitinka, jis tada prisijungs
kol nėra tos tiesioginės migracijos, jis prisijungia tiesiogiai į Vault sistemą, ten rankiniu būdu įformina, kur paimti, kur nuvežti, kliento telefono numerį nurodo, pasirinka tas papildomas detalės, kaip jeigu ten ne per valandą 12 pristatyti. Ir kaip aš suprantu, vienas irgi iš tokių esminių pliusų dar būtų, čia tam galutiniam pirkėjui, kaip tarkim, tikriausiai visi užsakinėjom pizzas ar kažką kito, kur aš, kaip tas galutinis vartotojas gauna SMS-ą, kad kurjeris paėmė prekę, kurjeris veža, galiu sekti tą kurjerį, matyti net gyvai, kur jis važiuoja, kada ten vartas tai daryti ir kada nusileisti pirmą aukštą. Tai visa tai irgi yra šitoje platformoje ir taip pat tas galutinis vartotojas gali matyti gyvai visą tą pristatymo eigą. Ar teisingai? Teisingai. Ir netgi mes padarom, kad tas linkas, ta nuoroda atitiktų pilnai prekinį ženklą, kurį mes atstovaujam. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu gautų nuorodą, tavo užsakymas iš verskis.lt jau pakeliui ir paspaudęs nuorodą gali sekti. Ir kai paspaudė nuorodą, jinai būna su logotipu, su spalvomis, kad klientui tikrai būtų patikimumas. Aš matau, kad atkeliauja užsakymas iš jūsų platformos. Klientas gali matyti kurjerio lokaciją tikslę, gali susiekti su mūsų suportu, jeigu mato, kad kažkas negerai ir taip toliau, yra mygtukas papildomas pagalba, ten yra mūsų suporto kontaktai ir kliento suporto kontaktai, nes jis gali kreiptis dėl vėlavimo, pavyzdžiui, kažkur ten užstrigo užsakymas, arba jis gali kreiptis, kad gavant, tarkim, ne tą prekę, sugadintą prekę ir taip toliau, tuomet kreipiasi ir į partnerio support centrą arba kažkokį kontaktą. Ir klientui net nereikia turėti Volto aplikacijos, Volt programėlės, viskas yra atskirta ir tai klientas gali tiesiog gauna, dėl to mes ir pasirinkom būdą SMS žinutę, kad jie negautų į appsą, tarkim, mane kažkokį notification, kad tavo užsakymas, tai yra visiškai atskiriai, nereikia turėti netgi Volto programėlę. Na, tikiuosi, sužadinom tą norą prekybininkų išbandyti tos greitus pristatymus. Kokie tie pirmieji žingsniai, tarkime, žmogus turintis parduotuvę, žmogus verslas turintis elektroninę parduotuvę, užsinorėjo to greitojo pristatymo, kokie žingsniai, ko reikia jam, kad pradėtų rytoj, nežinau, po savaitės, rytoj šiandien pristatymą daryti? Mes aktyvuot galim labai greitai. Aš dar priminsiu, kad, tarkim, partneriui šiaip ta mūsų platforma nieko nekainuoja. Ir jeigu mes atidarysime, bet jis neturės užsakymų, jis niekur nemokės. Mes siunčiame sąstas pagal faktą, tik tai už kurjerių iškvietimus, ne? Tai aktyvuoti aš skatinu bet kokiu atveju, nes tai gali būti, žinai, o man ekstra prireikia, dabar šiandieną kaip man greitai gauta kurjerė, ne? Tai aš siūlyčiau aktyvuoti tikrai verta, o pagal poreikį naudotis. Tai kaip reikėtų? Reikėtų susisiekti su manimi, nes mes vis tiek turim apsitarti, koks tai verslas, kokias sąlygas mes galime pasiūlyti. Pasirašome susitarimą bendrą ir aktyvuojame per maždaug 2 darbo dienas. Tai būtų tikrai labai paprastas procesas. Netgi kas norėtų, duočiau ir nemokamai pasibandyti. Jeigu nori pabandyti, pažiūrėk, kaip veikia, kaip ten suformuota užsakymą, galim duoti ir nemokamų pristatymų. Tai kitaip tariant, nėra kažkokio abonentinių mokesčių, nėra procento nuo ten apyvartos ir panašiai, tai yra fiksuota kaina pagal faktą, kas yra turbūt įprasta toj kurjerių rinkoje, nes dažnai girdėjau tokius ir klausimus, kažkada su vienu klientu kalbėjom, kad visi įsivaizduoja, kaip būna maisto toj pramonėje, kad ten yra tas procentas figuruojantis, tai šitoje vietoje specialiai tą išryškinti irgi norėjau per klausimus, kad tai nėra procentas, tai yra fiksas, tai nėra abonentinių kažkokių dalykų. Jokių paslėptų mokesčių, mes duodam kainą, jūs viską matot, jūs galite net prisijungti prie tos mūsų sistemos ir patys matysite sąskaitas, kiekvieno užsakymo kainą matysit, labai viskas yra skaidriai, jūs net patys irgi galėsit sekti tuos užsakymus, kur kurjeris, pavyzdžiui, klientas jums skambina, aš nematau, man kažkur ten, jūs patys viską matote, visus statusus, update'us, kada nuvyko, kada nukeliavo ir taip toliau, visą informaciją patys matysite ir tikrai nėra jokių paslėptų mokesčių, komisinių mokesčių. Moka tik pagal faktą, už kurjerio iškvietimus. O dar taip pat galim pabrėžti, dalis klientų galvoja, kad norint naudotis Volt Drive, aš turiu prekiauti ir Volte. Tikrai ne, tai yra visiškai atskiros paslaugos, jums nebūtinai reikia būti Volt Marketplace, kad galėtumėt naudotis Volt Drive paslaugą. Tai yra visiškai atskiros sritis, jūs galite būti ir ten, ir Volt Drive, arba tik tai vienoj kažkokioj sferai. Na, liuks, manau, kad skamba tikrai gerai ir tikrai kviečiu visus išbandyti tiek, gal jau
penktadieniui Black Friday nebespės, nes jis Gal rytoj. net ir spėtume, žinau, kai jie greit susisiektų. Jo, galbūt. Galim kalėdom pagalvoti. Jo, bet apie kalėdas tikrai, manau, šitą vietą tikrai labai verta pagalvoti. Kalėdos, Valentino diena, tai tikrai prekyboje reikia išnaudoti tas progas, kas liečia tas kažkokias šventinės dienas ar ekstra šventes, kur tikrai tas pristatymas galėtų būti labai labai aktualus. Tai kviečiu tikrai susiekti su Egle, žemiau webinaro bus Eglės kontaktai, tai susėdite, nieko nekainuoja, bet kokioje elektroninės parduotuvės versijoje jūs tai galite padaryti. Integracija šiai dienai nėra ir ji kol kas nėra privaloma. Mes tokiu būdu ir norime iš vienos pusės įsivertinti, kiek yra tas poreikis ir kiek to apivartiškumo mes galim turėti, kad esant poreikiu galima būtų visada po to suintegruoti ir tai turėti daugiau automatizacijos, kas be abejo visada smagu dirbti nerankiniu būdu automatiškai gauti tokius dalykus. Tačiau tikrai tai nėra tas dalykas, kur bus turbūt, mūsų klientas nėra tas, kur po 1000 elektroninės parduotuvės užsakymų kiekvieną dieną yra ir po 50 Vault Drive bus kasdien, bet netgi jeigu tai bus ir vienas užsakymas per dieną toks, tai manau, kad tai yra vis tiek tikrai vertas dėmesio dalykas. Ir vienas iš tokių irgi dalykų be abejo tai yra konkurencinis pranašumas, nes tikrai dažnas klausimas iš mūsų ten klausia, kaip būti išskirtiniam, prekiauju tom pačiom prekiam, ką jūs patartumėte. Tai vienas iš variantų, kad pristatinėkit greičiau negu jūsų konkurentas. Taip, ir būtinai galima komunikuoti socialiniuose tinkluose, kad naujiena, greitasis pristatymas iš mano svetainės. Taip pat galim, pavyzdžiui, organizuoti kažkokias ir nemokamo pristatymo akcijas, pavyzdžiui, 2 savaitės nemokamas pristatymas. Mes ten turim tam tikrų biudžetų, su partneriu sutarėm ir galima atidaryti nemokamą pristatymą, kurių metu pardavimai išauna maždaug 200–600%. Tai vėlgi, tų kampanijų mes irgi darom, svarstom, galvojam, kaip žinai tuos ir pardavimus partneriui padėti pasiekti tuos tikslus išsikeltus. Jo, tai kitaip tariant, klauskite Eglės, ką galima daryti, Eglė tikrai padės, turės idėjų ir tikrai daug praktikos turi. O mūsų žiūrovų be abejo kviečiu visada ir pažiūrėjus webinarą paspausti mygtuką subscribe arba lietuviškai prenumeruoti tam, kad jūs žinotumėte apie webinarus, kai tik kažką naujo mes įdedam, be abejo mes leidžiam tai naujienlaiškiais, administraciniai zonai matot, bet ir to pačiu, kad tie, kurie galbūt neturi elektroninės parduotuvės, tačiau mūsų seka, kad žinotumėte apie naujus mūsų webinarus, nes stengiamės dalintis žiniom, kas liečia elektroninę komerciją. Tad kviečiu prenumeruoti kanalą. Ir Egle, ačiū labai tau už dėmesį, už žinias ir tikimės, kad sudominsime savo auditoriją ir prekybininkus jungtis šią paslaugą ir parduoti dar daugiau. Ačiū tau už tikrai įdomų pokalbį, susitikimą. Jeigu bus klausimų, tikrai šiandien mes taip greituoju būdu, prabėgom, tikrai pasidalinkit kontaktai, susisiekit, pakalbėsiu su kiekvienu asmeniškai. Ačiū labai. Ačiū. Iki. Iki.